Jai Radė. Šiandieną noriu pašnekėti apie iniciatyvas, apie žmogaus iniciatyvą kažką daryti gyvenime. Nieko naujo aš daug nepasakysiu, bet naujai ir naujai, kiekvieną kartą tema. Tema atsiskleidžia naujai ir naujai. Tiesiog toksai aplankė nepamastymas, bet toksai tema išplaukė šiandieną ir vakar iš vidaus. Toks kaip žinai, tos temos jos yra nemastomas, bent jau aš pas save ne kiek išmastau tas temas, bet jos tarsi iš vidaus ateina, kažkokia tai koncentruota informacija apie temą, po to tu ją išplėti. Kaip zip failas atsiranda viduj, po to tu jį išplėti. Ir tema, kuri vystėsi šiom dienom, tai buvo apie žmogaus tiesiog iniciatyvą gyvenime kažką tai daryti. Ir kaip ta iniciatyva yra susijusi su visata. Čia tokia tema, kurią reikia perjausti, o ne logiškai suprasti. Bet yra labai įdomus, mano asmeninė bent jau patirtis yra tokia, kad sakykime, jeigu pas tave gimsta kažkoks tai noras viduje, kažką daryti, kažko tai siekti, kažkokį projektą padaryti, kažkokią tokį didesnį dalyką padaryti, išvažiuoti kažkur, aplankyti kažkokią šalį, ar piligrimystę padaryti, ar namą statyti, ar profesijos kažkokios mokintis, ar kažkokią savo svajonę pildyti, kažkoks noras. Ir jeigu jis yra nenuodėmingas, tai kažkokiu tai būdu tavo ta intencija, tavo šita siekimybė, tavo noras, jisai jau yra žinomas erdvėje, aplink tave. Ir jis yra fiksuojamas. O tą tikrai galiu jaust. Ir tą tikrai žinau. Ir tos būtybės, kurios prižiūri tavo evoliuciją, jos atsižvelgia į tai. Be abejo ir kūrėjas kažkokiu tai būdu atsižvelgia į tai. Ir jo administracija, tai yra devas. Pagrindiniai devas pusdieviai yra labai aukštas asmenybės, bet dar yra labai daug kitų būtybių, kurios dalyvauja mūsų evoliucijai. Sunku suvokti tą virtuvę, kaip jinai vyksta. Tam interviu, kurį dėsiu, Jordano Maxwello, ten labai aiškiai atsispindi, kai jis sutikdavo žmonių gyvenime, kurie pasakydavo, kad tas ir tas asmuo tave pastatė šitą situaciją. Ir jeigu tu ateini iš kitų pasaulių, gimsti žemėj, tai tie kitų pasaulių būtybės, jos gali reguliuoti tavo gyvenimą šitą žemėj. Ir tikrai yra tokių būtybių ateina į žemę, kurios praeitoj reinkarnacijai negyveno žemėj. Jis gyvena kitose civilizacijose. Ir jeigu su ta gyva būtybė yra turimas kažkoks planas, jinai yra vedama per gyvenimą, bet jinai net nenutokia, kad aukštesnės būtybės ją
jam sukuria situacijas ir jį patalpina į tas situacijas, kad jis kažko išmoktų, kažką perduotų, kažką įsisavintų. Jis galvo, kad tai atsitiktinai vyksta. Ir tam Jordano Maxwello interviu tas labai labai ryškiai atsispindi. Ten reikės paklausyti, kas angliškai, tiesiog reikia išklausyti visą, nes tai yra vien patirtis, realūs patyrimai. Tai kai mes kažką darom, kai mums kažkoks kyla kažkokia intencija ir noras, pirmiausia, tai netgi gali būti tai ne mūsų, o pasiųsta iš aukščiau. Bet net jeigu tai yra ir mūsų, kažkokiu tai būdu šitą signalą girdi tam tikros būtybės, girdi šviesios būtybės. Ir jos sprendžia, kada ir kaip tu tai vykdysi ir ar iš vis vykdysi. Tai nėra taip, kad tik tais tu užsimoji ir tiesi tik tais tu ir viskas. Nėra taip. Jeigu tu užsimoji tap gerų daktarų ar teisininkų ar dar kažką, tai dar peržiūrės ir tavo tą eigą visą kontroliuos aukštesnės būtybės. Jeigu tu užsinori pradėti praktikuoti rimčiau kažką, tai irgi sąlygas ir įkvėpimą sudarys aukštesnės būtybės. Jeigu tu užsinori šeimos ir pasiunti signalą, kad aš noriu surasti antrą pusę, vėl prasideda procesai, kuriuos kontroliuoja palei tavo karmą tam tikros būtybės. Ir jeigu žmonės susinori vaiko ir pasiunčia signalą, kad mes norim vaiko, vėl visas procesas, sudėtingas procesas užsukamas visatui. Tik mes to proceso absoliučiai nematom, mes tik pamatom vaiko galvą, kada jinai išlenda iš moters kūno. Viskas. Tai yra toksai pats galutinė reakcijų grandį pamatom. Galutinė. Bet kai įsivaizduokit, tai yra labai labai sudėtingi dalykai, nes tai yra klaikiai sudėtingi dalykai žmogiškam intelektui. Nes netgi Indijai yra, auga vaikas ir bręsta vaikas ir jisai tampa paaugliu ir jau jam pradedama ieškoti antrą pusę. Dar vaikas to nežino, nei sūnus, nei dukra. Arba jie žino, kad jiem ieškoma, bet nežino kas. Tai lygiai taip pat, pagalvokim, yra mūsų vyresni broliai ir seserys, kurie yra viršuje arba šalia. Jie irgi galbūt ieško jau tau antros pusės, dar tau nežinant, kas jinai bus ir dar tau net nepanorėjus jos. Bet jie žino, kad tavo evoliucijai tai yra reikalinga ir jie žino, kas prie tam gyvenime buvo tavo žmona, tavo vyras ir kas buvo prieš 10 ir prieš 100 gyvenimų. Jeigu yra tam tikros skolas, jeigu yra tam tikri galbūt net pasižadėjimai duoti arba intencijos iš praeitų gyvenimų paliktos, kad mes neišsiskirsim, tos sielos yra suvedamos. Ir po to yra projektuojama, kaip tu susitiksi tą sielą. Viena gimsta Prancūzijoje, kita gimsta Rusijoje. Kaip jie susitiks, tai irgi yra projektuojama. Ir jie, aišku, susitinka ir jie galvoja, susitikom. Jie mato tą galutinę grandinės grandį. Čia sako, per pažintis internete, ar šiaip kelioniai, ar Erasmusą, žinai, apsikeitėm programą, jiem atrodo, kad tie paukšti ir viskas, tiesiog atsitiktinai, kaip teleloto, žinai, ar kokia kazino meti ir kažkaip tai kažkur nukrenta. Tas kamoliukas ruletėje, šaratukas, ir nukrito, ir sako, pasisekė, nukrito, ir išlašiau. Jis nesupranta, kad tuo metu, kai jisai metė, kiekvieną ląstelę, kiekvieną reakciją tuo metu valdė kažkas. Ir kad jeigu buvo numatyta, kad jis išloš, jis tam tikrą judesį padaro ir tas judesys atneša jam tą rezultatą.
Kaip tas, žiūrėkit, iš Kėdainių, tengi dabar Kėdainiuose man prieš Indiją važiuojant, iki šiol plakatas kabėjo, kad laimingiausias miestas ten sąsojai su tuo, kad ten išlošė tą euro jackpotą, kažkiek milijonų. Kad išloštum tą euro jackpotą, ten yra galimybė vieno iš kažkiek tai milijonų ar milijardų galimybė. O tas žmogus išlošė. Dabar tas žmogus, sakykime, ko gero galvoja, aišku, jisai, ačiū Dievui, nepasiviešino, bet dabar turbūt gyvena kaip rojai. Tai tas žmogus, jisai, įsivaizduokit, jisai nusprendė tą dieną eiti į parduotuvę. Dabar ar jis nusprendė, ar jam pakišo tą mintį, mes nežinom. Bet jisai nuėjo. Ir jisai būtent tada, ir tą minutę, ir tą sekundę nusprendė pasimti tą, išsitraukti bilietą. Ir, ar ne bilietą, ar kažką, nežinau, aš tų loterijų iš visą gyvenimą nelašiu, bet padaryti veiksmą, ar ten turi traukti taloną, ar ten kažką tai. Ir būtent tik tais tam tikrą. Ir būtent tuo metu, ir tą sekundę. Nes jau po valandos galbūt jis būtų ištrauktas, gal kažkoks kitas žmogus. Ir jisai bamt išlošė. Jūs dabar pasakykit, tai čia vyksta atsitiktinai. Ir žmogaus visas gyvenimas verčiasi aukštinkom. Visa giminė, kurie aplinkui suka, irgi gauna dalelę sėkmės. Ir jų gyvenimai verčiasi. Ir nueina milijonai grandininių reakcijų nuo to, kad jo gyvenimas pasikeitė. Tos reakcijos surištos su kitais žmonėms, su darbu, su gyvenama galbūt vieta, su jo tolimesniais veiksmais, kurie turės atoveiksmus, su jo sprendimais gyvenime, gal jis keis vietą, automobilį, gal pradės kažkur investuoti, gal pakeis gyvenimo būdą, pakeis pažiūras, pakeis mentalitetą. Krūvos dalykų keičiasi nuo vieno veiksmo. Dabar kas taip, ar tai yra prižiūrima, ar tai yra tiesiog betvarkė vyksta? Aišku, kad nevyksta. Nes jeigu mes turime visatoj, absoliučiai aš nerandu nieko, kas nevyktų visatoje be kontrolės. Mes turim metų laikus, jie tiesiog eina ir viskas. Taip, jie dabar yra pakrypę, bet vis tiek eina, sukasi tą ruduo, žiema, pavasaris, vasara, ruduo, žiema, pavasaris, vasara. Sukasi ir viskas. Saulė tiksliai skrieja ten, planetų judėjimas ten yra toks tikslus, kad ten nors truputėlį kažkas vėluotų, ten eitų tokios grandininės reakcijos, kad kataklizmai Žemėje būtų. Jeigu planetos judėtų biški ne taip, kaip juda, tai jeigu jau tokiam makro lygyje viskas taip vyksta ir po to nueini į ląstelę ir pradedi įlysti į ląstelę ir tu matai, kad mikro lygyje viskas tiksliai vyksta, tai kodėl negali vykti tavo gyvenime viskas tiksliai? Ir kur yra suplanuota, kur yra tavo ta laisva valia, irgi labai yra sunku pasakyti, bet faktas, ir tikrai faktas, kad aukštesnės būtybės, visa ta administracija, jinai užimta stipriai žmonių pasauliu. Ir mes neatsiduriam vietose, kur neturim atsidurti, ir mes nesusitinkam žmonių, kurių neturim susitikti. Viskas vyksta palei kažkokį tai planą sudėliota tavo evoliucijai. Ir kai tu nori kažkokį tai daryti veiksmą arba planą iškeli, aš, kaip sakyt, pakviesiu vaikus, nuo to mes čia nuėjome į praplėtimą temos, grįžtam prie tos minties, žmonės nusprendžia, mes norim vaikų, vėlgi neaišku, kas tą mintį jiem pakiša. Galbūt palei dangaus planą jau yra jiem laikas susilaukti ir jiem ateina ta mintis, bet jie ateina ne iš jų pačių. Ir galbūt ta siela jau jinai ilgai šalia tos šeimos skrajoja, laukia, kol jie ją pakvies. Ir galbūt netgi ta pati sielelė siunčia mintis, o gal pusdievį nieks dabar neaišku. Nes mes tom ofise nesėdim ir nežinom, kaip ten veikia. Kas ten komandas duoda, kas galvoja, kas braižo, kas projektuoja tavo gyvenimą. Kitaip sakant, mūsų judesys per gyvenimą iki pat senatvės yra toks pat judesys kaip vaiko judesys prie tėvų. Jį visą laiką stebi ir prižiūri ten, kur reikia įsikiša. Jeigu tėvai yra išmintingi, jie įsikiša tik ten, kur tikrai reikia. Kad nepagadinti jo evoliucijos, ne per daug neužkontroliuoti, bet ir per daug neatpalaiduoti. Čia reikia labai daug intelekto. Tai toks buvo mano
pajutimas iš vidaus, kad vat, užtenka žmogui kažko panorėt. Ir jeigu ta mintis ateina iš jo pačio, užsisuka procesai, užsisuka virtuvė. Ir tos būtybės stengiasi, kad tu tobulėtum ir atsižvelgia į tavo individualų norą. Kadangi tu to panorėjai, jos stengiasi tau padėti įgyvendinti, nes jos žino, jeigu žino, kad tai tave patobulins, tu tom paaugsi ar kažkokią tai karminės skolas atiduosi. Čia yra labai labai įdomu. Ir niekas nežino, kiek, kaip va, nieks nežino, kokioje šeimoje tėvai, kiek kišasi į vaiko gyvenimą, taip ir nežino mes ant savo gyvenimo, kiek aukštesnės sąmonės būtybės, kiek į mūsų kišasi ir kiek leidžia savai eigai eitis. Bet kad faktas, mes esam pastoviai jų globoje ir jų priežiūroje. Ir jeigu jos nusprendžia, kad ne, atsitinka belekas, kad ir patys keiščiausi, netikėčiausi dalykai ir tai neatsitinka, ir tu to nepadarai. Arba tu į tą vietą nepapuolė, arba su to žmogum nesusitinki, prasilenki, arba tavo kokią nelaimę peina, kaip pilnas Facebookas tų nufilmuotų medžiagų, kai jau realiai žmogus per centimetrą ir mirtų. Kažkokia pro šoną mašina pralekia, ar ten kokia skeveldra praeina pro šoną. Kartais apsiverčia tavo gyvenimas nuo vieno susitikimo atsitiktinai su žmogu. Tau stipriai verčiasi gyvenimas, kaip man, pavyzdžiui, stipriai vertėsi gyvenimas. Per gyvenimą buvo tokių pažinčių su žmonėm atsitiktinių, kurie tie žmonės man labai stipriai sąmonę praplėtė. Jau vaikystėje buvo ir paskui dar buvo Radha Kundai su ta asmenybė. Vaišnavus sutikau iš kaip sakyti, įtakingos pasaulinės šeimos. Po to su guru susitinki, tai irgi daro perversmą turbūt didžiausia. Ir tai irgi nėra atsitiktinai. Ir tas visos netgi tą minutę, kada tu eisi į kontaktą, jinai yra numatyta, jinai yra žinoma. Ir aš manau, kad tikrai aukštesniuose sluoksniuose labai gerai žino, ką tu darysi ir ką tu veiksi gyvenime. Netgi, man atrodo, žino, ką tu rinksies. Nes netgi mes, stebėdami, pažindami savo vaikus ilgai, daug metų, mes praktiškai žinom jų charakterį, kaip nulupta, ir mes žinom, kokioje situacijoje, kaip tas žmogus elgsis. Tai ką jau kalbėti apie superintelekto būtybės, kurios iš tikrųjų, lyginant su mūsų intelektu, turi superintelektą. Jos kiaurai mato tą mūsų struktūrą ir jos žino, ką mes rinksimės, kaip mes, kokius sprendimus darysim, arba labai tiksliai numano. Arba daugumą žino, gal ne viską žinai, bet labai labai gerai gali numatyti, netgi žino, kaip mūsų kūnas funkcionuos ir žino, kiek mūsų plaučiai, kiek metų, kiek dienų ir kiek valandų funkcionuos ir širdis, ir inkstai ir visa kita. Tai yra, nes tą mūsų kūną pastoviai reguliuoja, kontroliuoja. Ir į laikui atėjus tam tikrą sekundę pakts ir išjungia per kažkokį organą. Taip kaip mes žinom, kad kiek maždaug mašina pravažiuos tiek tūkstančių ir prasidės gedimai, grubiai, ne, taip jie žino apie mūsų mašinas, apie mūsų kūnas. Bet kadangi, visa esmė yra, kadangi mes visos tos administracijos nematom, jinai nesėdė virš mūsų lubų kitam kambarys ir mes jų nematom, kaip jie projektuoja, dėlioja ir mes netikim, kad jinai yra. Mes kalbam, kad tiesiog viskas plaukia dienoj, kaip plaukia, aš čia sprendimus dariau, aš čia pasiekiau, čia mano gebėjimai, čia mano mintis, čia mano idėjos, aš toks, aš cool, super, va. Tuom yra tas dieviškas pasaulis labai žavintis, kad jie daug daro, bet jie neprisiema jokios šlovės. Ir jiem nereikia, suprantate, ateiti ir sakyti, o tu matai, kiek aš dėl tavęs stengiuosi, va, kiek tave reguliuoja, žinai. Gal net ir būna, kaip man buvo tekę tą avarinę situaciją, kai važiavau keliu ir pradėjo slyst tą mašiną ir aš pradėjau skersai kelio, užimdamas 2 juostas, čiuoš su tą mašiną, kai ten galėjo važiuoti priešingo juostai, būtų mane kalę, tai tos pusė mašinos būtų nulėkę į šoną, arba jis būtų susilenkusi į U formą kokią, arba dar kažkai. Galbūt net tuo metu, žinodami, kad bus ta situacija,
pareguliavo, kad iš vienos ir iš kitos pusės nevažiuotų mašinos, nes būtų baigėsi minimum ligoninėm ir ko gero reanimacijom. Minimum. No. Nes tai yra tokie dalykai kontroliuojami. No. Dar balsas pasigirdo. No, tokia iš vidaus info. Davė susikontroliuoti per patį įkarštį ir sako, suk į dešinę, suk į kairę. Vairą, reguliuok. Nelaikyk vairo tiesiai, nes ta mašina slydo. Ir pukš sustojo. Prie pat griovio. Prie pat. Nu, dar 50 centimetrų ir griovį. Nu, tai tos jėgos dalyvauja. Ir išvada yra tokia. Tai pirmas pagrindinis punktas buvo, kad mūsų tos visos intencijos yra stebimas, į jas yra atsižvelgiama ir jas yra padedamos įgyvendinti. Tik tai yra padedamos palei jūsų darytą planą ir yra labai svarbu tą planą atjausti, išjausti, suprasti ir leisti joms tą planą įgyvendinti. Nesipriešinti, jeigu tau dėliojasi įvykiai, kad šiandien tau nereikia eiti, tai tu neini. Dėliojasi įvykiai, kad tu biškiai atidėk tas vestuvės, tai tu atidedi. Bet tu turi tą išjaust, o kaip tu išjausi, jeigu praktika neužsiemi. Ir kiek būna su tokiom vestuvėm, kai eina ženklai, kad čia yra ne tavo žmogus, tu kentiesi. Taip, tai yra karminis žmogus, bet tu neprivalai, tu turi pasirinkimą, tu gali palaukti 2-3 metai ir tu tada ištekėsi ir vesi ir bus geresnis variantas, bet biškai reikės 2-3 metus askezės, pakentėti, pabūti vienam. Ir žmogus nemato to. Ir jisai pasirenka irgi karminę situaciją, bet ne tą žmogų, kuris skirtas ir jisai kenčia. Bet jam signalai eina, jam per sapnus eina, per žmonių patarimus. Bet labai sunku jos pastebėti. Tai pusdieviai šneka. Dievulis šneka. Ne? Bet aišku, jisai kažkokią pamoką tada, įgyja, žinai, ir kita inkarnacija gal jau to nedarys. Ypatingai tiem, kurie praktikuoja, jiem tarsi švelnina karmą ir jiem eina daug informacijos, kaip išvengti vienų ar kitų problemų, bet reikia išgirsti. Jeigu tu savo vidaus negirdi, tai tu to signalų irgi neišgirsi ir tų ženklų nepastebėsi. Aišku, kažkas sakyta, čia irgi yra nulemta, kad tu nepastebėsi. Tai galų gale viskas yra, kaip sakyt, nulemta iš kažkokio tai lygio, viešpats visus žino tavo tos judesius, bet kokius tu darysi. Bet iš kitos pozicijos žiūrint, iš tavo pozicijos, tai tu turi šansą pasielgti kitaip. Tai pirmas punktas. Antras punktas, nebijokim daryti iniciatyvų. Jeigu iniciatyva yra gera, yra visas aparatas kosmose, kuris tave padės įvykdyti tai. Ir jeigu tai sutaps su jų planu ir jie matys, kad tai yra reikalinga ir išmintinga. Kartais nesiseka, kad žmogus sako, čia yra ženklai, kad man to nereikia daryti. Bet čia irgi reikia labai subtiliai šios dažniausiai, nes gali siūs kliūtis, kad tu užaugtum per tas kliūtis. Jeigu tu nori tapti, supranti, koks labai sėkmingas nekilnojamo turto agentas, tai jeigu tau duos lengvai viską padaryti, tu neužaugs. Ir tu nebūsi sėkmingas. Nes sėkmingas reiškia savybės. O savybės yra nukalamas. Nukalamas ant žaizdro. Kalvis nukala. Karštis padaromas ir kala. Ir tada metalas lankstasi. Tai tam, kad tave lankstytų, dažniausiai yra duodamos situacijos sunkios. Tada tu tampi minkštesnis. Kaitra, tu degi, sako, degu, subinė dega, tokios situacijos gyvenime, subinė dega, sako. Tai kai tau subinė dega, tu tampi toks biški minkštesnis, iš tavęs padaro, nukala, biški formą padaro, savybę tam tikrą. O kai tau viskas sekasi, tu nieko savęs nekeisi. Tu nori tapti geras bhakti jogas, tu nori tapti gerą mokytoją, tu nori tapti gerą žmona, ar tėtis, ar vyras.
dar kažkas, tau nebus lengva. Tau duos ir duos visokių tokių, ir būtent tokius duos, per kuriuos tu tam tikras tik savybės vykdysi, kurių tau trūksta, bet ko nemėtis. Tai žmonės sako, čia jau ženklas, bet kartais taip, tai yra ženklas, kad tau nereikia to keliu eiti. O kartais tai yra ženklas, kad tau reikia eiti tuo keliu, bet reikia tam tikrų savybių. Ir kaip nuspręs, ar čia tave stabdo, ar čia tau tiesiog tave augina, tu gali tik tais per savo intuiciją, meditacijoje ir bendraudamas su rimčiau pažengusiu žmogum, kuriuo pasitiki. Nes labai sunku kartais nuspręs, ar čia ta mano žmona ar ne mano. Ir tokių savybių yra, ir tokių, ir gerų, ir blogų. Čia kaip čia, toks įvykis įvyko, čia gal ženklas, kad mums nereikia kartu būti, o gal čia atvirkščiai ženklas, kad mums reikia savybės ugdytis. Ir prasideda. Ir čia reikia grinai vidinės intuicijos, introspekcijos ir laiko, svarbiausia laiko, neskubėt, kad ateitų. Tai yra labai svarbu yra neskubėti ir gauti patvirtinimą iš vidaus. Ir niekados nenukabint nosis. Jeigu tu tik kažką nori padaryti, tai tik bandyk ir daryk. Ir visada tau darys, netgi pačias fantastiškiausias idėjas padės vis tiek anksčiau ir vėliau tau išpildyti, kad tu tik augtum. Nes kiekviena gyva būtybė turi savo idėją, savo svajonę, savo projektus ir visata taip surėdyta, kad pusdėvėje linkia padėti tau. Ir viešpats įgyvendinti savo individualias svajones, kad tu augtum, bet tik reikia laiko ir savybių ir daug faktorių turi susidėlioti. Tai turi sutapti ir su jų planais, kada tai vyks. Bet kad tu tai, kai žmonės dažnai nepasitikė, abejoja, čia yra natūralu kiekvienam. Bet jeigu žmogus žengia tą žingsnį ir eina palei savo vidų, aš noriu, aš darau, jam tikrai bus pagalba. Ir čia tas įrašas yra pagrindė padrasinimas, kad jeigu žmogus nori, tiems, kurie nori kažką daryti gyvenime, keist, kad imtų ir darytų, nelauktų. Nes tikrai tame darime dalyvaujame ne tik mes. Ir jeigu mes tai įsisąmoninsim, kad mes turim visą palaikymą, ir ne viena aukštesnė būtybė dirba prie mūsų, tai mes drąsiau žengsim tos pirmuosius žingsnius. Ir stebėsim, ar čia iš tikrųjų palaiko, ar ženklai yra sustot. Bet kartais eina iš vidaus, kad dabar daryk tą. Ir žmogus trepsi vietom, kaip čia keist specialybę, arba kaip čia dabar kur šeima, čia tokia kliūtis tiek, čia šiais laikais tiek kliučių tai šeimai, ieškot kažkokio tai darbo, arba užsim praktiko, žmogus nedrįsta, trypčiai, palaukia kažkokį, tai reikia drąsiau eiti ir žiūrėti, kas vyksta. Nes kol nedarysi, tol nežinos. Ir svarbiausia visą laiką atsimint, kad tame svajonės pildyme, tame įėjime, tame tikslo siekime dalyvauja visada dalyvauja aukštesnės būtybės. Ir mūsų yra pareiga, mūsų tikslas yra toj savo kelionėje, ar tai būtų profesinė kelionė, ar tai būtų santykių kelionė, šeiminė kelionė, ar tai būtų dvasinė kelionė, yra išjausti, koks yra planas, kokį planą mums rekomenduoja ir matyti ženklus. O tą mes padarysim tik tais, jeigu mes ir tais medituosim. Ir lavinsim intuiciją, ir savistabą, savianalizę, ir klausysim aplinkos. Tai nėra tokio dalyko, kad žmogus nieko nepadarytų. Yra tiesiog žmonės, kurie atsivėrė visatą, ir žmonės, kurie užsidarė visatą. Ir gyvena savo protę, niekom netikė. Jie galvoja, čia be šansų, čia neįmanoma. Iš tikrųjų įmanoma. Ir jeigu kažkas tikrai neįmanoma, tai tau kitam gyvenime duos padarys, kad būtų įmanoma. Jeigu kitam, tai po darb kažkeliu gyvenimo padarys, kad būtų įmanoma. Bet viskas yra įmanoma. Svarbiausia bandyti ir daryti ir žiūrėti, kas darant darosi, ir stebėti ženklus, ir klausyti vedimo. Ir aišku, kiekvienoje sferoje turėti savo mokytojus, nes per mokytojus dažnai kalba aukštesnės būtybės. Ir eiti į priekį.
Nesvarbu, kuri tai sfera. Šeimos santykiuose reikia turėti, kas pakonsultuotų. Profesijoje reikia turėti, kas pakonsultuotų. Sveikatos srity, kas pakonsultuotų. Dvasiniai praktikoje, kas. Ir eiti. Ir tai bus tavo individuali kelionė. Dėl to reikia bandyti. Blogiausia yra trypčiajimas vietoje ir nieko nedarimas. Ir kūrimasis galvoje, o kas bus. Aš ten eisiu ir ten bus tas. Aš ten darysiu, susitiksiu su to, bus tas ir tas. Galvoje žmogus gyvena ir guli lovai. Bet kai jis pradeda iš tos galvos išeiti veiksmą, daryti ir stebėti veiksmę, kas vyksta, tai yra tikrai, tikrai geriau. Ir dabar šiais laikais daug žmonių labai nedrįsta kažką keisti, daryti, siekti, kažkokį projektą atidaryti, vis abejonės, o kaip čia kas. Ir labai daug pralošia gyvenime. Nugyvena ne savo gyvenimą, pilką gyvenimą. Arba net netiki, kad taip įmanoma būtų gyventi, žinai. Bet tie, kurie drįsta, jie visą laiką išlošia. Kaip sako, jei nedarai, tai ir neklysti, jei nedirbi, tai neklysti. Tai yra žmonės, kurie bijo klysti, dar nepradėdami daryti. Tai va tiek būtų šiandien minčių, sumaruojant. Tik darykim, jeigu kažko norim gero daryti, tai tik darykim. Visa kita mums sudėlios, pareguliuos, pataisys. Ir su aukštesnių būtybių pagalba išeis vis tiek kažką padaryti. Radė.